Sveiki. Noriu Jums trumpai papasakoti, supažindinti su pagrindiniais šios vasario, galima sakyti, pirmosios savaitės įvykiais Europos Sąjunga. Pradėkime nuo pirmadienio. Pirmadienį įvyko neformalus Europos Sąjungos vadovų susitikimas, kitaip sakant, be ypatingų susitarimų, be ypatingų galutinių išvadų ir panašiai, pasikalbėti apie pagrindinius dalykus. Kokie tie dalykai yra? Tai yra gynyba, antras dalykas Trumpas ir trečias konkurencingumas. Ar aiškiau apskritai tapo, kaip ES elgsis? Vienu klausimu, matyt, tai buvo sutarta, aiškiai pasakyta, kad Danijos suverenitetas, teritorinis integralumas yra svarbus ir ES darys viską, kad iš tikrųjų apgintų Danijos teritorinį suverenitetą. Labai gerai. Lietuvoje kai kas dar tuo abejoja, kokią pusę rinktis. Kągi, dėl gynybos. Suprantame, kad kalbame apie tai, iš kur gauti pinigų finansuoti gynybai. Pasiūlymai yra labai paprasti. Arba 500 milijardų, tiek kiek reikia papildomai investuoti į tai, kad ES gynyba taptų solidi ir tvirta, ar, sakykime, 100 milijardų, kaip pasiūlė štai kartu ir Lietuva, kad bent jau iki 27 metų tie pinigai buvo investuoti. Kągi, kol didėjai nepasakė savo žodžio, vargu ar mažieji išgirs apskritai apie kažkokį sprendimą. Ką kalba didėjai? Vokietija yra prieš bendrą skolinimąsi, raudona linija, bent jau prieš rinkimus. Pamatysime, kas bus po vasario 23 dienos. Prancūzija pasakė, jeigu ir bus ES finansavimas, tai šie pinigai turi būti išleisti Europoje. Kitaip sakant, pirk europietišką. Bet pasirodo, europiečiai netgi nežino, kiek iš tikrųjų ir kam išleidžia tuos pinigus. Viena statistika sako, kad 63% yra perkama amerikietiška ginkluotė, 15% dar kitų trečiųjų valstybių ginkluotė. Kita statistika, kurią aš tai disponuoju, sako, kad 53% išleidžiami čia Europoje. Matome, koks sumaištis. Kokia sumaištis, matome, koks neaiškumas ir apskritai didžiųjų neapsisprendimas. O kol jų nebus apsispręsta, vargu ar mes pajudėsime. Tos išvados, apibendrinimai, kurie buvo po šito neformalaus susitikimo, yra labai bendri. Išplaukia ir praktiškai aš galėčiau konstatuoti, kad iš vietos nelabai kaip ir pajudėta. Įdomu, ką pasakys Lietuvos prezidentas, kuris dalyvavo šitam susitikime. Būtų gerai išgirsti jo žodį. Būtų gerai žinoti, ką mes darysime, jeigu yra toks neapsisprendimas pačioj ES. Šią savaitę paskelbtas Europos audito rūmų pranešimas apie karinį mobilumą. Žinoma, kad tai yra labai svarbus. Tik pasakysiu, kad karinis mobilumas tai investicijos į kelius, tiltus, infrastruktūrą, kad reikiamų momentų, sakykime taip, ginklai ir tai, kas reikalinga gynybai, atsidurtų ten, kur reikia. Išvados nelabai jau tokios ir geros. Pavyzdžiui, tik tai 13 iš 28 tikslų arba tikslinių projektų turi savo aišku grafiką. Visi kiti padarykime, pagerinkime ir panašiai. Nėra bendradarbiavimo tarp Europos gynybos agentūros ir Europos komisijos. Pagaliau, karinis prioritetas arba dimensija nėra pagrindinė nusprendžiant tuos projektus. Aš manau, kad šitos išvados yra teisingos, nes karinis mobilumas yra vienas iš tų prioritetų, į kurį ES stengiasi kreipti daug dėmesio. Aš tikiuosi, išvados bus padarytos. Šią savaitę susitikę aukšti pareigūnai ES pagaliau davė suprasti, kad specialusis tribunolas karo nusikaltimams tirti Ukrainoje, tie nusikaltimai, kurie padaryti Rusijos Ukrainoje, juda į priekį. Reikia dar poros mėnesių, kad būtų paruoštas statutas ir kiti dalykai. Labai gera žinia. Iš tikrųjų, sveikinu šitos susitarimus, seniai reikėjo, dėja karo nusikaltimai vykdomi toliau ir iš tikrųjų, matyt, tas, sakykime taip, karo nusikaltėlių suolas bus ganėtinai ilgas. Tačiau turiu ir blogą naujieną. Artėja 3 metinės. Europos parlamentui pridera ne tik kalbėti, bet ir padaryti aiškią rezoliuciją, sutarti dėl dokumento, dėl 3 metinių apskritai. Kągi, Liaudies partija buvo prieš, kad ši rezoliucija būtų priimta kitą savaitę Strasbūre. Vienas sakoma, kitas daroma. Galbūt jie paaiškins žmonėms, kodėl yra tokia dviprasmiška ir neaiški jų pozicija. Šią savaitę susitikau ir su Nacionalinio saugumo gynybos
komiteto, Seimo komiteto nariais, kalbėjomės apie aktualius dalykus, taip pat su Erasmus Plus Lietuvos studentais. Susitikimas su jais, matyti, yra labiau įkvepiantis ir teikiantis vilčių, auga gera karta. Manau, kad ir geri darbai bus padaryti. Šį penktadienį duonos šventė. Tai yra 19 kartas, kada su tautinėmis bendrijomis švenčiame duonos šventę, tai yra susijęs su Agotos diena, tai yra vasario 5 diena, duonos šventė. Ir aš tikiuosi, kad tas susitarimas, kuris taip reikalingas pas mus Lietuvos visuomenėje, po tokių renginių tik sustiprėja. Todėl ragaukime duoną, džiaukimės ir saulėto savaitgalio visiems.